Cheminių elementų sudėties normavimas, koncentruojantis į skaičius. Reikalas tas, kad kiekvienai aminorūgščiai, kuris sudaro baltymus, atitinka tam tikrą 3 neukleotidų tripletų seką DNR molekulėje. Mintyse užfiksuojate skaičių seką 3, 2, 8, 6, 4, 8 ties tripletais. Galima užtikrinti amžino gyvenimo įvykius su didelė atsarga, kai šie įvykiai užtikrinantis amžiną gyvenimą įgyvendinami be sunkumų. Iš 4 neukleotidų galima sudaryti 64 tripletus kodonus. Jei įsivaizduotume 65 tripleto kodoną, tuomet galim pamatyti, kad begalinė ateitis yra valdoma paprasta mintimi ir suvokimu nukreiptų į amžino gyvenimo pasiekimą. Dvasios ir sielos vystymasi siekiant užtikrinti amžiną gyvenimą, tuo pačiu metu vyksta labai greitai. Pakanka mintyse sujungti begalinį žmogaus ateitį apimančią amžiną gyvenimą su 64 tripletais kodonais per pateiktą 65 tripleto kodoną ir jūs padarote žmogaus genetinę informaciją amžiną, taip užtikrindami jam amžiną gyvenimą ir saugą nuo mutacijų laike. Tripletų seka DNR grandinėje vadinama genetiniu kodu. Sutelkus į informacijos sritį atitinkančią genetinį kodą mąstymo erdvėje ir tuo pačiu metu į skaičių eilutę 591 galima suprasti procesą, kaip dvasia ir siela kuria žmogaus fizinį kūną. Be abejo, suteikia amžiną gyvenimą žmogui, kuris suvokia šį procesą ir dėl to užtikrina amžiną gyvenimą visai žmonijai. O dabar paprasta žodinė technologija. Matau, tripletų seka DNR grandinėje vadinama genetiniu kodu. Kaip pasakoje. Kai pasakote dvasioje matau, vaizdas atsiranda prieš jūs sferytės formoje, nors žmogaus sąmonė iš pradžio ir nerodo vaizdų. O tada mintimis parašote skaičių eilutę 3, 2, 8, 6, 4, 8 ir ant jos dar vieną sferytę su skaičių eilute 5, 9, 1, kuri užfiksuoja absoliučią kūrėjo normą. Tripletų sekoje DNR grandinėje vadinama genetiniu kodu ir tegul būna taip pagal visų laikų realybės parametrus nuo šiandien iki begalybės. Autorius Grigorij Grabovoi.